kokią užsienio politiką įtaką turėtų, jeigu Trumpas pareikalautų Grenlandijos, o jis tą dalyką padarys, nes karinė bazė tenais yra. Plius, kaip žinote, mes kalbame apie naudingas iškasenas, kurios yra Grenlandijai, bet ne tai yra esmė. Grenlandija yra jam reikalinga dėl ko paprasto dalyko, tai yra dėl laivybos ir dėl saugumo. Nes jeigu žiūrėsime mes geografiškai tą dalį, tai yra artimiausias taškas, nuo kurios rusai gali trinktelėti į Ameriką. Ne, tai kiek apie 1500-2000 gal kažkur tai grubiai, tai pasižiūrėsime. Tai visiškai nėra tas atstumas labai didelis. Trumpui gyvybiškai svarbu yra pasimti Grenlandiją, o Lietuva ir pati Europos Sąjunga, jeigu pažiūrėkite, Trumpas jau ne pirmą kartą apie tai kalba, tai Europos Sąjunga tai mes čia valstybė yra nedaloma ir panašiai. Gali jis norėti ir gali jis ją pasimti. O šiandieną ar Europa turi galių prieš Ameriką? Neturi galių. Ir aš visą laiką labai tokį duodu retorinį klausimą. Ar šiandien Europa yra pajėgi laimėti prieš Rusiją karą? Ten 140 milijonų, Europai 460. Be Amerikos pagalbos jokių šansų neturi. Tai aš manau, kad daug ką jūs atsakote tuos klausimus, arba daug visuomenė turi atsakyti. Tai Lietuva bet kokiu atveju turi laikytis pozicijos, kad Grenlandija priklauso Danija, jinai neatidalina, nepaimama ir panašiai. Ir ką turėtų daryti didžiosios vakarų valstybės šalis, tokie kaip Prancūzija, Ispanija, Italija, Vokietija, Portugalija, tai ir Lenkija, tai kaip niekada dabar turėtų būtent Grenlandija, palaikyti, spausti, kad jinai yra nedaloma ir negali jos pasimti. Bet jeigu tai įvyks, tai tada jūs supraskite, kas vyko su Krymu ir Krymo aneksija. Tai Putinas sakys, o ko tu ten tą balsą keliesi? O Grenlandija dar vienas reikalingas dalykas, dėl ko amerikonams. Tai kadangi irgi Grenlandija neturi ryšio su sausuma ir yra priklausoma sala Danijai, tai analogiškai kokiai valstybė turi salą ir nori pasimti, tai yra Taivanas, tai Kinija. Tai labai, susidėlioja viskas arkoj, gal sarkastiškai iš manęs kalba taip juoko forma, bet kai aš matau, kad pasaulis jisai pasikeitė visiškai kardinaliai dėl to leftizmo, dėl tų vadinamų iškrypėlių esančių valdžioje, kurie niekaip nesugeba parodyti to vadinamo valstybinio prado, šeimyninio prado, to tikros istorinės valstybės, tai atsirado žmogus, kuris nori tiesiog perbraižyti žemėlapį šiek tiek.